Treneri, kas yra komandai, kad visuomet labai gerai sužaidžia pirmą kėlinį, bet likusiai dažniausiai būna netokie geri? Nežinau daug komandų, kuri palaikytų tempą tokį visą laiką. Pradėjom berods 13-2 ar 15-4 ir buvo ir dingsta motyvacija, nes manau, jeigu laikysi tokį visą laiką tempą, sunku yra išlaikyti aplamai iš tikrųjų tempą žaidėjimą aikštelėj, kai, aišku, Žalgiris labai prastai gynėsi, galėčiau pripažinti šiandieną, ypač pirmą pradžią, tai ir nežinau, matomai žaidėjai atsipalaidavo mano ir viskas, aš ten paėmiau vieną kitą minutę ir bandėm laikyti tempą greitą ir paprasčiausiai neišeina išlaikyti visas varžybas tempą, kad mestum plus 15, 3 kėlinius, plus 15 padarysi, tai čia neįmanoma, ne tai, kad yra, kad padarysi čia. Taip atrodo, kad iš tikrųjų kas yra, kodėl taip darosi, sunku paaiškinti, daugelį profesionalių komandų lygiai taip pat žaidžia. Taip, kad mes irgi nesame tokio lygio žaidėjai, kad išlaikytume visą laiką tą gerą tempą ir mestume ten daug taškų. Paprasčiausiai ir kitas dalykas, Londono Žalgiris paėmė, pradėjo ginti, stipriau spausti, nedavė išmes laisvų metimų, pradžioje metėm visiškai laisvę, nieks nedavė. Ar pirmas kėlinys, kuomet sužaidžiamas labai gerai, nulėmė mus praktiškai visas varžybas, o likusieji tiesiog kėliniai gaunasi tai, kad lengvas pasivaikščiojimas, ar vis dėlto nesutiktumėte su tuo? Nesutikčiau tai, kad pirmas, mes tikrai nesam vieno kėlinio komanda, kaip čia dabar, jeigu taip galima suprasti, tai prašiausiai atėjom pilni jėgų, pradėjom gerai pataikėm, gal prametėm tik tai 2 metimus iš viso per pirmą kėlinį, viską sumetėm, ką leido mum leido mest, antram kėlinį, imkim pirmoj pusėj. Aišku, Žalgiris padarė kažkokias tai išvadas, nebeleido laisvai mesti žaidėjam ir nepasakyčiau, kad mes galime laimėti rungtynės po pirmų kėlinių. Tai tikrai nelėmė. Aišku, tai yra daug lengviau. Vienas dalykas yra daug lengviau, nes visą laiką tu turi priekyje 10-12 ar 15 taškų, o kitas dalykas tai būna meškos paslauga, nes prasileidi 1, 2, 3 tritaškius vienu žodžiu, lieka 6, reikia vytis komandą kitam bangos ir gali būt gerai, gali būt blogai, gali būt meškos paslauga, kaip ir šiandien buvo dametė iki 6 taškų, reikėjo vėl kilti iš turmo ir kažką tai bandyti taisyti.